Sveiki, šiandien mes pristatysime įdomų ir retą augalą pavadinimu smiltyninis laibenis. Šio augalo lotyniškas pavadinimas yra Alyssum gmelini. Smiltyninis laibenis priklauso šiai sistematikai: karalystė augalai, skyrius gyslainiai, klasė magnolijainiai, eilė gubojiečiai, šeima bastutiniai, gentis laibenis, rūšis smiltyninis laibenis. Laibenis yra nedidelis, bet atsparus augalas. Jo lapai padengti smulkiais plaukeliais, kurie padeda apsisaugoti nuo vandens išgaravimo. Jo geltoni kvapūs žiedai sutelkti į tankes kekes ir pritraukia vabzdžius, ypač bites ir drugelius. Augalo ypatumas yra, kad jis yra atsparus sausrai, taip pat ir šalčiai. Smiltyninis laibenis. Lietuvoje dažniausiai aptinkamas sausose, smėlėtose vietovėse ir akmenėtose šlaituose. Mėgsta saulėtą aplinką ir lengvą, gerai nusausintą dirvožemį. Smiltyninis laibenis yra išskirtinis ne tik savo atsparumu, kadangi jo žiedai itin kvapnūs, jie vilioja daugybę apdulkintojų, bičių, drugių ir kitų vabzdžių. Lietuvoje šis augalas yra retas ir įtrauktas į saugomų rūšių sąrašą, todėl jį sutikti gamtoje nėra lengva. Jis išsiskiria geltonais žiedais ir gebėjimu prisitaikyti prie sausų bei nederlingų dirvožemių. Šis augalas svarbus ekosistemams, nes sudaro palankias sąlygas kitiems augalams. Smiltyninis laibenis yra įtrauktas į Lietuvos raudonąją knygą. Jis priklauso induočių augalų grupei. Visoje raudonojoje knygoje yra 6 kategorijos. Smiltyninis laibenis priklauso pirmajai E kategorijai. Tai reiškia, kad jis yra išnykstanti rūšis, kuri yra ties išnykimo riba. Didžiausią grėsmę rūšies populiacijai kelia buveinių plotų mažėjimas ir jų kokybės blogėjimas dėl savaiminio apaugimo medžiais ar tikslingo jų įsiveisimo smėlynuose, invazinių rūšių, labiausiai raukšlėtalapių erškėčių išskverbimosi į buveines. Svarbiausia apsaugos priemonė – išsaugoti ir palaikyti mažus karbonatinių smėlynų buveinių plotus, kuriuose auga šios rūšies augalai. Svarbu kontroliuoti ir naikinti invazinius augalus. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi jums patiko.